Sveiki. Taigi, kur tie pratimai? Atrodo, puslapis ir visas projektukas yra apie rytinę mankštą, o jokių pratimų, jokios mankštos. Tai dabar norėčiau trumpai labai pasakyti, kodėl. Mano tikslas kaip ir, kad jūs iš tikrųjų pradėtumėt daryti tą mankštą ir iš tikrųjų pradėtumėt jaustis gerai. Ir mankšta nėra vien tik tas vienintelis kaip čia, nėra panacėja. Kitas dalykas, jūs tą mankštą galbūt pradėsit daryti, po savaitės atmesit, po dviejų ar po mėnesių, koks skirtumas, jeigu tai netaps jūsų kaip čia, įpročių daryti kasdieninę mankštą, tegul ne kasdieną, kas antrą dieną, bet kad tai taptų sistemingų dalykų jūsų gyvenime. Tada tai yra viskas veltui. Aš taip nenoriu, aš noriu, kad jūs jaustumėt gerai. Taigi, todėl pradžioje yra tokie dalykai, kaip ir vandens gėrimas, kaip sekasi gerti vandenį, pagerėja, kaip pradėjot normaliai gerti. Net nežinau, ką išgirsiu, ne, taip. Tai tas pats dalykas apie įpročius, tik visai rašiau video, to įkelsiu. Kas jums, taip sakant, aš dabar noriu pradžią apie tai išnekėti, kas, kaip sakant, jūs paruošti tam, kad jūs, kaip sakant, pradėję nemestumėt. Šitie dalykai, kaip ir apie įpročius, paskui dar ten apie kitus dalykus šnekėsiu, ta prasme, jie jums padės ne tik su mankšta, sakykime, bet tiesiog kažką, kaip čia, pasiimti kažkokią tai veiklą, nežinau, ir ją padaryti, arba kažką tai, kaip čia, užsibrėžti tikslą ir jį pasiekti. Kažkuria prasme, tai jūs visą tai galėsit paimti ir perkelti kitas savo gyvenimo sritis. Tai vat. O kas jau, kaip sakykime, jau labai trokšta visokių pratimų, dabar aš galvoju, kaip padaryti čia geriau. Ar jums tiesiog parodyti, ar surašysiu paskui puslapį ir viską. Aš dar pagalvosiu. Jeigu ką, tai papačioj dar įdėsiu dar vieną video su pratimais. Bet tiesiog jūs dabar, kaip čia pagal save žiūrėkit, kas iš tikrųjų tai tiesiog kol kas pradėkit, prasijudinkit. Tai prasme, išjudinkit, prasukit rankas, tarkim, aš net nežinau, ar matysis. Jo, tik atsistoju, aišku, normaliai, aš dabar ant kamulio išsikalinėjau. Tai prasukit rankas, tarkim, prasukit šitas į visas pusės, ten riešus prasukit, paskui liemenį pasukinėkit. Aš galiu net ir ant kamulio visą tai daryti. Pajudėkit, ta prasme, tai nėra taip, kad ateikit, man reikia ten 5 minutės, pasukti. Padarykit, prasukit, lėčiau, greičiau. Pastebėsit, kad, pavyzdžiui, lėčiau darant yra jums sunkiau. Tai automatiškai jūs, kaip čia, daugiau darbo atliekat. Tai daugiau prisijudinsit. Aišku, nedarykit taip, kad jums būtų per sunku. Tuo labiau, jeigu prieš tai buvo, sakykime, neįtin fiziškai aktyvūs. Ir jūsų ten, nežinau, kasdieniniai yra, nežinau, darbė sėdit, mažai judat ir panašiai. Tai tiesiog prasijudinkit kas rytą, įsikalkit savo įprotį, pradėkit nuo to, kad įprotis keltis iš karto, neleiskit tos ryte, kaip čia, tą tokį mieguistumą pratęsti, aš taip pavadinčiau. Atsikėlėt ir kad organizmui būtų kaip ritualas toks. Atsikėlėt, viskas, aš turiu būti žvalus. Pum, pum, atsikėlėt, einat. O ne, atsikėliau ir miegu. Tai paskui ir organizmas irgi toks išdresiruotas. Jūs atsikėlėt, o organizmas toliau miega, nes jūs leidžiat. Tai prasijudinkit tiesiog ir tiek. O pratimų jau, kaip sakant, įdomesnių, sunkesnių, tai vėliau jau kai pradėsim daryti. Aš dar galvoju apie kažkur gal sausio vidury, gal reikės susirinkti kokią grupę. Ne taip susitikinėti, o ta prasme, kad surinkti kaip čia, kad būtų kažkokia labiau asmeninė informacija, tarkim, ten, nežinau, kas susirenka, kas kam aktualu ir visą tą kaip čia, tokią vos ne kartu, bet ne kartu daryti mankštą. Tai tiek trumpai apie pratimus,
kad kol kas jau kaip ir nedarykit, tikrai užteks ir pajausit to, kad išsijudint. Sakau, prasisukit, prasimankštinkit prieš dieną sąnariukus, kad ir pamatysit, jeigu ilgai nieko nedarė, tai kaip traškės jūsų sąnariai. Visi trokš, tai suprasit, kiek ten pas jūs viskas net nežinau, užkalkėja ar kaip ten pavadinti. Tai vat, nepersistenkit. Pradžiai dabar nusitikinėkit, mokykit save įpročių naujų, gerkit vandenį ir tiesiog kartais prasijudinkit. Ar šiaip dienos bėgiai. Nevenkit, laukiat kur nors, nežinau, to pačio autobuso ar dar ten kažkokio eiliais, ten, nežinau, pas ką. Tiesiog pasijudinkit, kojas pajudinkit, aš nesakau ten šokinėkit ir atrodykit keistai, bet, tokio kaip čia, netingėkit judėti, taip. Tai tiek, šiam kartui, čia buvo Kęstutis iš Rytinė Mankšta LT. Iki.